bankai nedavė pinigų, na, paprastai, ne man aiškint, yra, tuoj pat kalbės ir Arvydas Avulis, paprastai tokie investiciniai projektai vyksta įmoniai dedant, na, tarkim, ketvirtadalį, na, trečdalį savo kapitalo, toliau viskas finansuojama bankų. Bankas neduoda Baltkepui pinigų. Ką tai reiškia? Sunku būtų dabar atsakyti, nežinant tų aplinkybių, kurios buvo ten. Na, jūsų nuomonė, ką tai reiškia? Mano manimu, pinigų negaut fondui buvo neįmanoma. Kodėl pasakysiu? Pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybė Baltkepas susitikrino 7 procentų palūkanų grąžą už savo pinigus. Kitaip tariant, beveik 8, plus dabar aišku daugiau, nes Euroliboras pasikeitė. Tai yra, fondas praktiškai nieko nerizikavo. Jis atėjo ir būtų pasiėmęs iš banko, sakykime, tuo metu už 2-3 procentus ir perskolinęs miestui už beveik 8 procentus metinių palūkanų. Taigi, tokiam sąlygom... Čia tai geras iš tikrųjų, ta prasme, o tai miestas ką, kelių iki banko neranda, ar kas ten, ne tam pačiam mieste tas bankas yra, kažkaip čia susimovėt, hebra. Realiai, paskolina bankas kažkokiam tai tarpininkėliui už 2 procentus, o tarpininkėlis miestui už 8. Nu, blin, ko toliau į mišką, tuo daugiau malkų. O čia žiūriu, kuo giliau į valdžią, tuo daugiau idiotų valdžioj matom. Ką dar kokią varkę papasakosit? Dar kalba, klausimą kelia šitas Jakilaitis, į kur geriau investuoti pinigus. Skolas gražinkit, kurias nuputėt. Investuotojai, jau prisiinvestavot panašu.